Jeigu turi aukštą cholesterolį, hipertenziją, turi širdies kraujagyslių ligų riziką, valgyk šiuos produktus. Daržovės. Įvairiausių spalvų daržovės. Rinkis vaisius, valgyk žuvį, rinkis baltą mėsą, valgyk saują riešutų kiekvieną dieną, valgyk ankštinius, žirnius, avinžirnius, lęšius, pupas, rinkis kruopas, rinkis vietoj sviesto alyvuogių aliejų. Kiaušinių ne per daug, bet saikingai valgant, jie gali būti tavo racione. Venk sūrio, o vietoj sūrio rinkis varškę. Venk pieno produktų, kurie turi daug druskos, daug sočiųjų riebalų. Rinkis varškę, kuri yra liesa, ir sviesto nenaudok per didelio kiekio. Rinkis raugintus pieno produktus, nesaldintus ir nepersūdytus. Jeigu patiko mano patarimai, rašyk komentaruose daugiau patarimų ir spausk like, dalinkis šiais patarimais su savo draugais ir sek mane. Aš su tavim pasidalinsiu daugiau mitybos patarimų, rekomendacijų ir kaip pasirinkti maisto produktus ne tik tai prekybos centruose, bet ir turguje ir kituose maisto produktų apsipirkimo vietose.